nutarė pusvalandį pabūti kartu su mumis, išgirsti kažką naujo, sužinoti kažkokių istorijų, kurias gali būti, jog galėsit pritaikyti ir sau. Na, o kalbėsimės mes šį vakarą su puikia moterimi, kuri yra ne tik moteris, mama, močiutė, bet kuri yra ir verslo moteris. Na, apie verslą mes gal tiek daug šį vakarą nekalbėsim, dėl to, kad tam reikia irgi auditoriją paruošti, o šį vakarą, pirmadienio vakaras, yra toks populiaresnis ir labiau prieinamas bet kokiai publikai, galbūt netgi pirmą kartą čia pasijungusiai, bet viskas turėtų visiems jums būti aišku. Mes esam su Loreta Tiens kompanijos atstovės, aš esu miesto lektorė, esu 7 žvaigždžių konsultantė, distributorė, tačiau neturiu tiek tokios didelės istorijos ir didelės praktikos šitam Tiens gyvenime, kokią turi Loreta. Aš su produktais susipažinau maždaug 2015 metais ir pažintis, ko gero, buvo šiek tiek gal panaši ir į Loretos. Loreta šiandien mums apie tai papasakos. Bet noriu pasakyti, kad nesvarbu, kokia yra pradžia. Jeigu mes ateinam su noru sužinoti, išmokti, išbandyti, su tikėjimu ir pasitikėjimu, tai sėkmė mus aplankys visose srityse ir visose sferose. Tai šiandien mes kalbėsim ir apie pasitikėjimą produktu, ir apie informaciją, kurią mes gaunam, kurią mes atsirenkam, ir apie pradžią, kur galbūt jūs taip pat atpažinsit save ir išgirsite istorijų, kurias mes galim pritaikyti savo, kurias mes galim panaudoti, kalbėdami su tais žmonėmis, kuriems mes norim pristatyti kompaniją, produktą, nes pradžioje kartais tiesiog trūksta žodžių, kai norim papasakoti apie produktą, kai norim papasakoti, koks jis nuostabus ir ką jisai kiek gero daro, kartais tiesiog pritrūkstam žodžių. Taigi, pristatau Loretą Garmuvienę, kuri pristatys save dar plačiau, dar labiau. Ir norėčiau, Loreta, kad pradėtumėt nuo prisistatymo, kas dabar esat, ir pradėtumėt nuo tų pradžių, kokiagi iš tiesų buvo, kada tai buvo, ir po truputį mes prieisim iki šių dienų. Ir manau, kad tie, kurie klauso mūsų čia, ir tie, kurie yra Facebook grupėje, ir tie, kurie žiūrės įrašą, tikrai jaus malonumą klausydami jūsų ir turės galimybę panaudoti jūsų žinias savo Tiens veikloje. Taigi, Loreta, žodis jums. Ačiū, Irena. Čia dabar, kol kalbėjo, tai man visas tas gyvenimas praėjo prieš akis. Iš tikrųjų, kaip sakėt, nuo 2015 metų, ir aš tikrai žinau, kad mano pradžia buvo 2002, užsifiksavo labai man ta data. Taip, tai jau 20 metų esu veteranė. Taip, ir dabar esu jau pensininkė, jau išėjau pagal amžių. Tikra? Tikra, man dabar 65 metai. Ir taip iš tikrųjų, kai prieš 20 metų aš susipažinau su Tiens, aš jau buvau, kažkiek žinojau apie tinklo rinkodarą, žinau, kad tinklo rinkodaroje yra labai geri produktai, kadangi jie būtent yra parduodami iš lūpų į lūpas, prezentuojami, pasakojami apie savo rezultatus
Ir aš turėjau reikalų tada su kita kompanija, kuri tuo metu Lietuvoje buvo nelegali. Ir vienintelis, kur man, taip, galbūt ir šiais laikais tokių yra, bet vienintelis dalykas, kur man tada labai nepatiko, viskas patiko ir produktų kokybė, bet kad tai nėra oficialiai Lietuvoje registruota. Ir kai aš sužinau apie TIENS, Inesa Mackevičiūtė man papasakojo, mano rėmėja, tada pasakė, kad štai kinų kompanija, oficialiai viskas užregistruota, viską galima drąsiai atvirai daryti, visur, reiškia, deklaruoti. Ir tik tai bet vienintelis dalykas, kad tai yra medicina, rytų medicina ir maisto papildai. Man tada buvo 40 metų su kažkiek. Ir aš tada laikiau save visiškai sveika. Na, nesvarbu, kad ten man nugarą paskaudėdavo, man gydytojai sakė, kad, ko jūs noritum, jau virš 40, visoms skauda. Nugarą paskaudėdavo ir ten su moteriškam buvo visokių reikalų ir šiaip, ir dantis jau, visi, ir žodžiu. Bet vis tiek buvau sveika ir galvojau, kaip dabar man reikės pasakot kitiems žmonėms apie rezultatus, kai aš pati neturiu ką gydyti, kaip mes tada taip įsivaizdavom, kad maisto papildais reikia gydyti. Ir tada būtent aš sugalvojau labai gerą išeitį. Mano vyras turėjo šienligę. Ir kiekvieną pavasarį, bet jisai su ta šienlige vargdavo. Ir kai mes paskaitėme apie papildus šituos, tai aš sužinojau, kad yra programa tokia, kad reikia valymą, papildymą ir tą balansavimą atlikti ir tada viskas susiharmonizuoja ir organizmas kažkaip pradeda jau funkcionuoti taip, kaip turi, be jokių ten trikdžių. Na ir mes įsigijome visą tą programą. Tai buvo tada litais ir buvo nemažai tada kainavo, už 300, reiškia, tų vienetų, bonus vienetų, tais laikais tai buvo gana prabangus pirkinys, bet sakė, jeigu man pavyks atsikratyti šitos bėdos, taigi čia, wow, mes visiems pasakosim apie tai. Na ir tada buvo kaip tik pavasaris ir iš tikrųjų tą valymą jis labai sąžiningai darė. Nuo 5 iki 7 mes sužinojom, kad yra žarnyno aktyvumo laikas ir jis užsistatydavo žadintuvą ir be 17 gėrė tą ląstelieną. Taip, tada buvo šiek tiek kitokia, dabar kitokia. Arbatą pagal valandas, pagal visą programą, žodžiu, jisai tvarkingai programa buvo 3 mėnesiam, valymas mėnesį, paskui papildymas, paskui, žodžiu, viskas, kas priklauso. Baigėsi pavasaris, baigėsi žydėjimas, baigėsi sloga, baigėsi papildai ir taip mes ir nesuprantam, čia rezultatas ar čia ne rezultatas. Žodžiu, tokia buvo pradžia ir kadangi reikėjo kažkaip kažką daryti toliau vis tiek, tai aš pradėjau tiesiog gilintis, aiškintis, man buvo labai sunku, aš tiesą nepasakiau, dirbau muzikos mokykloje, muzikos mokytoju ir nuo medicinos esu labai toli. Tiek toli, kad jeigu manęs paklaustų, kurioje pusėje yra kepenys, aš tikrai nemokėjau pasakyti, nei kur kepenys, nei kur kasa, iš tikrųjų, ir ta medicina. Ir kai aš pradėjau domėtis, paskaityti keletą knygų, tada mes tik turėjom rusų kalbą, kur buvo apie rytų mediciną, ir aš sužinojau, kad tai čia taip viskas logiška, taip paprasta, kad čia nereikia to medicininio išsilavinimo ir kad tai tam, kad būtum sveikas, tu tiesiog turi žinoti tam tikrus dalykus ir tada tais laikais gal mažiau buvo tos informacijos, dabar aišku ir internetas ir viską mes jau žinom ir kaip maitintis ir kaip valytis ir viską, o tada tai buvo labai daug kas naujo ir man iš tikrųjų tas ratas, ta pentagrama, užsiint šitą sistemą, man jinai buvo toks atradimas. Aš supratau, kad ten taip viskas logiška ir kad mūsų visos slogos, visi šitie, kur išeina į paviršių, kad ne juos gydyti reikia, reikia gydyti priežastį. Žodžiu, man buvo wow.
visur. Aš supratau, kad mano dukra, kuriai tuo metu buvo 12 metų, buvo paauglė, kad jinai nuo gimimo serga, turi tą pačią problemą, kuri tiesiog atsiveria vis per, tai yra ir sinusitai jos, ir inkstų problemos, ir viskas turi vieną tą pačią priežastį. Ir viską man padėjo būtent rytų medicina, bet šitie mokymai visi suprasti. Tai va, tai pradžia buvo tokia ir tada, kadangi aš knygose perskaičiau, kad iš tikrųjų galima būtent tais 3 paprastais žingsniais susireguliuoti savo organizmą taip, kad jisai pradeda sveikti. Ne papildai gydo, bet gydo va tas va sureguliavimas visų sistemų. Tai aš tada ir ką, vis tiek papildai mediciną, suprantat logiką, aš nežinau, turbūt tie, kurie naujai dar tik dabar prisijungia, pas juos irgi turbūt tokios mintys ateina, kaip pas mane, aš atsisėdau vakare, pasiėmiau popierių, tušinuką ir pradėjau rašyti visus pažįstamus, kurie žinau, kad turi sveikatos problemų. Tai, žodžiu, ėmėtės gydymo. Galvoju, o tai aš pati nevartojau tada papildų. Mano vyras kaip tai pavartojo. Ir aš galvoju... Išbandėt ant vyro. Taip sakiau, sveiki, taigi nesiims jų vartoti. Reiškia, reikia ieškoti tų, kurie jau turi problemų. Ir padariau didžiulį sąrašą. Buvo labai juokinga. Iš tikrųjų, nes, tie 3 žingsniai, aišku, labai paprasta paaiškinti, bet žmonės nelabai tą supranta. Ir vat mano pati pirmoji partnerė, kuri registravosi į TIENS, mūsų numeriai per vieną numeriuką tik tai skiriasi. Tai buvo mano tada sena pažįstama, mes jau buvom nutraukę ryšius ir aš kažkaip susiradau, susižinojau, kur jinai pasirodo gulėjo ligoninėje. Jinai gulėjo ligoninėje po operacijos, jai sunkiai galėjo nustatyti diagnozę ir aš pagalvojau, bėgsiu pas ją ligoninę, pasakysiu, kokie yra stebuklai. Ir iš tikrųjų gydytojai jau buvo jai liūdnas prognozes pažadėję. Tai buvo diagnozė išsėtinė sklerozė, tokia rimta diagnozė, bet jinai labiausiai turbūt ją palaikė jos tikėjimas, kad jinai suras išeitį ir jinai išgyvens. Nes jinai sakė, man tada pasakė, aš turiu 2 vaikus paauglius, 14-15 ten metų buvo, ir sakė, man svarbiausia iki pilnametystės juos užauginti. Tai dar kokius 4 metus reikia sako, aš negaliu kitaip. Ir aš jai parodžiau tą sistemą, tą visą valymą, papildymą. Ir iš tikrųjų jinai šito ėmėsi, nes jinai tuo metu jinai ieškojo, sakė, aš guliu ligoninėje ir meldžiuosi, kad man ateitų išeitis. Norit tikėkit, norit, nežinau, kuo čia tikėti, bet aš atėjau pas ją į ligoninę. Ir va šitą viską parodžiau. Aš sakau, aš nežinau, kaip jie veikia, bet parašyta knygose, kad iš tikrųjų jie daro stebuklus. Tai ką galiu pasakyti, po maždaug 3 metų jau, kai jinai pradėjo pagal šitą sistemą papildus vartoti, mes jau skridom į Turkiją. Tai buvo jai neįtikėtina. Tiesa, dar kai jinai pradėjo vartoti tą programą, tai anksčiau jinai eidavo, tie vaikai ją už parankių vesdavo per kiemą, jinai negalėjo paeiti. Kas žino, kas tai yra per liga, išsėtinė sklerozė. Po kažkiek jau mėnesių jinai pradėjo išeiti viena. Ir kaimynės ją pamatė ir pradėjo klausinėti, tai kas čia atsitiko, tu žiūrėk, kaip čia parankojo atsistoja. Ir jinai pasakė, sako, aš pradėjau rytų mediciną domėtis ir šitą sistemą. Ir ką, visos draugės irgi pradėjo klausinėti rezultatas, taigi rezultatai nemeluoja, ne, kaip Inesa sako, mano rėmėja. Ir va taip atsirado pas ją tas ratas žmonių ir žinot, ką norėjau pasakyti, va dabar dar po šiai dienai jinai gyva ir sveika, jinai jau turi 5 anūkus
Ir kai mes su ja kalbamės telefonu, jinai sako, kiekvieną kartą man dėkoja. Sako, ačiū, kad mes susitikom, ačiū, kad taip buvo. Ir vat nors vienam žmogui, va taip, gali pagelbėti, jau vien tai yra prasminga. Prasminga, kad tu gali su kažkuo pasidalinti, kažkam padėti ir papasakoti, va tokia sėkminga istorija buvo. Jo, turbūt ne kiekvienam iš mūsų tokia istorija gali pasitaikyti. Čia tiesiog galima tą istoriją kiekvienam pasakoti, nes kaip jūs ir sakėt, kad jeigu pats neturi rezultato, tai gali pasinaudoti kitų žmonių rezultatais tam, kad papasakoti, nes iš tiesų, ypač pradžioj, kai mes dar savo to rezultato neturim, net jeigu ir vartojam tos papildus, pradedam vartoti pagal kažkokią programą, betgi tas rezultatas šiandien ateina, taip staiga. O kažkokiu momentu vis tiek, Loreta, turbūt ir jūs pradėjot tos papildus vartoti. Nebuvo taip, kad ilgai dar vis dėlsėt ir vis dar sveika save laikėt ir vis tiek dar nieko nereikėjo. Tai turbūt vis tiek kažkokį momentą atėjo tas suvokimas, kad reikia ir jums, ir turbūt ir savų rezultatų atsirado. O žinau, kad jau dabar, kaip pati sakėt, jau 3 kartos jūsų šeimoje tos produktus vartoja. Tai čia jau turbūt dar toliau galima būtų kalbėti, bet dar tiesiog apie tai, kad ir pati įsijungėt. Tiesiog nebuvo taip, kad tik vis kitų žmonių istorijos. Ant vyro išbandėt, jau viskas tvarkoja, vyras kaip ir pasveiko turbūt. Šiuo metu jisai irgi neturi to šienligės, beje. Tai sakau. Taip, tai aišku, kad aš jau pradėjau gilintis, daugiau domėtis, skaityti, matyti kitus rezultatus, po truputį kaupti tą patirtį. Žinoma, pradėjau ir aš vartoti, aišku, kad arbata tai buvo pirmieji produktai, ten chitozanas, ląsteliena, iš to, kas buvo tada. Tiesiog pradėjau vartoti, stebėti save ir aš supratau, kiek aš problemų turiu. Kad aš taip, iš tikrųjų, ir peršalimo ligom sirgau, bet visi serga, tai yra normalu kiekvieną rudenį. Ir atsitūpti, pavyzdžiui, parduotuvėje, jeigu reikia, kai yra tos daržovių lentynos ir ten apačioj kažką paimti, aš jeigu jau atsitūpiu, tai aš nebeatsistoju, reikia užsiremti labai, kad nesanariai nesilanksto, aš dabar beje jogą užsiimu ir atsitūpti drąsiai galiu. Irgi, tai vienas iš rezultatų buvo pas mane, kai aš pradėjau kalcį vartoti. Irgi, nelabai... Taip galvojau, reikia man to kalcio, nereikia. Ir čia yra tas dalykas, kuris galbūt mane būtų išgąsdinęs, jeigu nebūtų jau tiek patirties. Aš pradėjau vartoti kalcį ir man pradėjo skaudėti sąnarius, krumplius, šituos. Ir tada tiesiog, jeigu reikėjo pabelsti kur nors, tai man labai skaudėjo. Būtent pradėjus vartoti kalcį. Kito, man kojų skaudėjo, taip, keliai, bet krumpliai tikrai ne. Ir kas čia buvo, aš beje pianistė, tai aš nežinau, kas čia išlindo, bet aš tiesiog jau tada nebeišsigandau, aš vartojau tą kalcį, 2 savaitės man skaudėjo tuos krumplius. Ir paskui praėjo. Ir po šiai dienai man niekada daugiau neskaudėjo jų, aš nežinau, kas man būtų buvę, jeigu ne šitie visi papildai ir ta sistema. Ir jeigu aš taip būčiau viską paleidus taip savieigai. Jo, čia šitoj vietoj, Loreta, iš tikrųjų reikia atkreipti dėmesį mūsų visų, kad mes dažnai pradėję vartoti produktą, nepasakom, jeigu tai yra kitas žmogus, kuris nupirko tą mūsų produktą, nepasakom, kad galbūt jūs galit sulaukti pablogėjimų. Tiesiog iš karto perspėti, kad tas žmogus neišsigastų ir, aišku, neišsigasti patiem. Tai čia Loreto žinutė yra labai aiški, į ką iš tiesų mums reikia karts nuo karto atkreipti. Ir tikriausiai, kad kažkoks valymo procesas prasidėjo pradėjus tą kalcį vartoti, nes kažkas turėjo atsistatyti. Taip, aš aišku, paskui daug visokių mokymų praėjau ir kinai pas mus atvažiuodavo ir mes į Kiniją važiavom ir šiaip visokių gydytojų, nutriciologų ir visokių integralinės medicinos specialistų paskaitų labai daug.
aš klausiau ir vat vienas dalykas, ką aš dabar iš karto sakau, tiems, kurie pradeda vartoti produktus, šitie produktai yra kaip ir tokia diagnostika. Jie iš karto parodo, kurioje vietoje yra problema, kurios tu net pats gali nežinoti, organizmas tik tai žino. O tu nemoki dar nei perskaityti, nei suprasti, nes kai irgi mūsų klasikinis toksai pasakymas, jeigu varva nosis, gydyti reikia visai priešingą galą. Tai yra žarnyno problemos. Organizmas rodo, signalizuoja, tik mes nemokam suprasti. Tai bet kai šitos produktus pradedi vartoti, labai dažnai būna, kad būtent cinkteli ten, kur yra priežastis, tikroji problema. Tai ką parodo, tikrai eigoj mes visą tai sužinom, tam yra iš tiesų įvairios paskaitos, tam yra ir literatūra, kurią galima paskaityti, tam galų gale yra tas žmogus, kuris mus yra pakvietęs į verslą ar ne, kuris jau, kad ir vienu numeriuku skiriasi, bet vis tiek daugiau žino visada, tai tiesiog reikia bendrauti ir prisijungti, kaip ir šį vakarą į tokius panašius webinarus, dėl to, kad visada kokią nors žinutę išsinešim. Ir užklausiau apie tai, kad šeimoje vėliau jau kelios kartos vartoja tą produktą. Tai kaip tie produktai apskritai pilnumoje į jūsų, Loreta, šeimos gyvenimą įėjo ir galbūt buvo kažkokie tam tikri produktai, kuriuos labiau pamilot, kuriuos, nežinau, vaikai gal ar labiau mylintis yra, ar labiau jo reikia jūsų šeimoje, gal tiesiog dar akcentas kažkoks į kažkokius produktus? Na, aišku, kad apie save galiu pasakyti taip, kad aš dabar tiesiog vartoju produktus pagal ratą, aš ratą įsimylėjau. Iki tiek, kad galiu pasididžiuoti, ne? Aš atėjau į Tiensą, kalba kaip pakeitė mano gyvenimą, ne? Aš atėjau nesuvokdama nei kur apie savo organizmą nieko, kas iš tikrųjų gėda jau būt virš 40. Ir aš tada to nesupratau, kad savo organizmą reikia žinoti, mokėti, suprasti, taip. Ir niekas nebus geresnis gydytojas negu tu pats savo. Tai išmoksti viską šitą, tai tą būtinai reikia išmokti. Ir aš tiek įsimylėjau tą sistemą, ten taip viskas logiška, taip aišku, kur yra priežastis, kur yra pasekmė, kad nereikia gydyti pasekmės, kad aš turėjau tiek drąsos ir įžūlumo, nors aš nežinojau, kai važiavau į Švenčionėlius, ten mūsų viena gydytoja, kuri labai domisi irgi rytų medicina, jinai pas mus irgi tada atėjo ir tiesiog man pasakė, kad nuvažiuok tenai, tą apie ratą papasakot, nes aš jau buvau daug prisiskaičius, o jinai dar neturėjo tiek tada, čia labai seniai buvo. Ir aš kai nuvažiavau, pasirodo, čia buvo poliklinikoje ir atėjo ne tik tai tą gydytoją, bet dar gydytoją ir dar medicinos, ten seselių. Ir kai man šitą pasakė, mano širdis į kulnus nuėjo. Kiek reikia turėti drąsos, kad medikams papasakotum apie šitą visą sistemą. Ir tiesiog aš savo pasakiau nevartoti jokių medicininių terminų, nedaug dievė, kad nors supainiosiu. Ir aš tiesiog pasakoju paprastai apie tą ratą, kur yra priežastis, kur yra pasekmės, kokie signalai yra ir tie aktyvumo laikai. Ir tada aš nustebau, gydytojai klausė ir linkčiojo galvom ir jie negalėjo nieko paprieštarauti. Nes taip, tai yra 5000 metų senumo sistema ir jos niekas paneigti negali. Tai aš dabar šituo ir vadovaujuosi. Man labai patinka šitas ratas, aš žinau, ateina ruduo ir reiškia mūsų ląsteliena, antilipidinė arbata ir taip jau. Jeigu pasakyti, kaip pakeitė mano gyvenimą, tai mano gyvenimas pasikeitė turbūt prieš 15 metų maždaug, 5 metus, kai aš atbuvau. O dabar tiesiog eina viskas, tiesiog, eina toliau ir kuo toliau, tuo geriau. Aš dabar iš tikrųjų džiaugiuosi savo šitą sveikatą. Tai
Tai be abejo pas mane yra be tų produktų, kurie reikalingi pagal sezoną, mano vaistinėlė visada yra korticepsas, visada yra cinkas, chitozanas, antilipidinė arbata, kalcis būtinai, nes jau mano amžius, jau aš suprantu, kad reikia vartoti. Iš dabar naujų mėgstamų yra vigoršotas, kuris dabar rudenį labai daug sirgusių buvo, sergančių aplink, bet aš tik pajuntu, kad man nosyje kažkas peršti ir aš nusičiaudau. Anksčiau būdavo iš korticepsą išgerdavau iš karto, o dabar man taip skanu tas vigoršotas ir aš išgeriu vigoršotą ir man iškart kutenimai visi praeina. Tai šitas dabar irgi mano mylimas yra. Ir labai mėgstu toks pas man desertinis kokteiliukas, tai yra kolagenas su vigoršotu sumaišyti, nes kolagenas, suprantama, kodėl jis reikalingas, taip mūsų ir sąnariam, beje, labai gerą turėjau, kai tik atsirado kolagenas, turėjau tokį rezultatą, su viena koja, lyg tai toks sąnarys buvo, man toks viena koja traumuota pas mane ir nelabai. Taip pat aš sugėriau dėžutę, pačią pirmą, kai tik atsirado mūsų kolagenas, ir viskas, dabar abu keliai vienodi, sąnariai vienodi. Ir kadangi kolagenui labai gerai veikia vitaminas C reikalingas šalia, o kaip skanu, tai čia yra irgi mano dabar mėgstamas produktas. Reikės išbandyti, nes aš atskirai vartoju, bet kartu jo. Taip, irgi kažkur klausiau kažkieno istorijų ir pritaikiau savo. O vaikai? Ką mėgsta vaikai? Dukra, ką mėgsta, koks yra produktas? Kadangi dukra jau 4 metai, kaip jinai prieš pastodama, labai planavo nėštumą pirmąjį ir darė organizmo valymą, kaip sako, paruošė namučius tam būsimam vaikeliui. Ir kadangi mes jau žinome, daug istorijų yra, kad ir nėščioms rekomenduojama yra be abejo ir kalcis, be abejo yra ir cinkas, ir spirulina ypatingai. Yra tekę pagerti jau nėštumo metu, tai kai buvo su hemoglobinu blogai, yra tekę pagerti ir datulių sirupą, žodžiu, bet tie dalykai. Tai jinai pasiruošimo metu ir nėštumo metu ir mūsų vyresnioji, kaip ir jaunesnioji anūkė, jau būdamos mamos pilvelėje jau viską paragavo. Tai iš pradžio, aišku, buvo tik tai mamos pienukas, bet gana anksti pradėjome duoti vyresnėliai kalcį. Cinką jinai pradėjo valgyti tiesiog su kapsule. Iš pradžio aš ant liežuviuką išberdavau, kai dar dantukų neturėjo. O paskui jau, kai mokėjo sukramtyti, tai tiesiog su kapsulė sukramtų į mylimiausias saldainiukas. Ir kai kartais būna, kad vaikai ožiuojasi, aš sakau, Faustina, gal nori cinko? Ir baigėsi visi ožiai. Taip, jai patinka cinkas. Na, kalciuką taip irgi vaikišką kalcį be abejo vartoja. Ir dabar naujas produktas, kažkaip anksčiau aš nedrįsdavau jai duoti spirulinos kapsulėse. Bet neseniai visai mes išbandėm ir jinai ją irgi sukramtė, visa čia žalia ir patenkinta, dar noriu. Aš tikrai, man tas kvapas nelabai toks malonus, žinau, kad reikia, o jinai, prašau, valgo, o šitai. Sako, vaikai žino, ko jam trūksta. Taip. Jų organizmas labiausiai turbūt jaučia, ko reikia, ko norisi, negu suaugęs žmogus. Pas mus problemų su žarnynu pas vyresnėje buvo tikrai, jinai tuštinimosi tokių problemų ir jinai taip mėgo digestą, vieną kartą jinai suvalgė beveik pilną tą lapą digesto. Mama nesugebėjo iš jos atimti. Jinai jį valgė, čia buvo jos, dar prieš cinką buvo pats skaniausias jos maistas, digestas. Dabar puikiausiai viskas susitvarkė ir dabar jau jinai neprisimena to digesto. Tokia istorija. Aš tada pati kai jinai tiek daug suvalgė tų tablečių, galvoju, kas čia dabar bus, sakau, kaip tu nesugebėjai prižiūrėti, atimti iš vaiko, kad mes jau 2 ir tai daug. Bet nieko, absoliučiai nieko. Jokių
Nu, jokių kažkokių Tai va čia yra kaip tik atsakymas, kai mūsų kartais klausia, jeigu aš daugiau išgersiu, jeigu aš perdozuosiu, jeigu aš ten žodžiu kordycepso, jeigu yra bėda, kas 2 valandas gersiu, bet taigi kiek daug kapsulių gaunasi ar ne, tai vadinasi nieko tokio, organizmas jeigu, nu kaip pasakyti, turbūt jeigu nereikia, tai mes ir negeriam, bet jeigu yra būtinybė, tai vadinasi mes drąsiai galim gerti ir tų kapsulių daugiau ir tikrai nieko tokio nenutiks, nebus jokio šalutinio poveikio, tai turim kartais tokių klausimų. Taip, čia yra būtent tame, kad iš tikrųjų labai kruopščiai atrinkta visa receptūra. Ir pavyzdžiui, bet irgi visai neseniai skaičiau apie mūsų antilipidinę arbatą, kaip sako, bet vakarų medicinoje yra augalas ir yra jo cheminė sudėtis. Ir jeigu iš to augalo kažkokią dalį paima, tai skaito, kad įdėjo į papildą, reiškia, tos cheminės medžiagos. Kinų medicinoje yra augalas su skirtingais poveikiais. Vienaip veikia žiedai, kitaip veikia sėklos, trečiaip veikia stiebai, ketvirtaip lapai, žodžiu, kiekviena augalo dalis veikia kitaip. Ir surinkti tas augalo dalis į tą vieną tą kompleksą, taip čia yra, jau reikia to 1000 metų patirties, kuri čia yra įdėta. Matyt, tame ir yra ta paslaptis, kad viskas yra labai natūralu, labai subalansuota ir tai iš tikrųjų negali pakenkti. Ta prasme, jeigu kiekio daugiau pavartosi. Taip, o Loreta, dar toks momentas, mes kalbam apie produktų vartojimą, kas yra labai svarbu ir be ko mes čia ir tikriausiai ir nebūtume toje kompanijoje, bet kalbant apie tai, kaip vis tik ta kompanija pakeitė jūsų gyvenimą, tai turbūt ne tik produktai. Iš paskos produktų eina kažkas tokio, kas keičia gyvenimą. Ir kas pakeitė jūsų gyvenimą, ar ne? Nes kalbėdami apie produktus, vartodami, dalindamiesi tą informaciją, mes keičiamės patys, nes gaunam visai dozę kitokios informacijos, ateina kitoks supratimas ir keičiasi turbūt žmonės, mūsų aplinka ir kartu keičiasi visas mūsų gyvenimas. Tai turbūt kažkas panašaus sukosi ir jūsų gyvenimas ir jisai atvedė šiandien į jūsų statusą, kas irgi yra svarbu ir ko mes pradžioje nepaminėjom ir jūs pristatydami save irgi nepasakėt, nes tai irgi yra rezultatas to dalinimosi tos informacijos. Juk taip. Taip, tai va čia dar papildomas yra bonusas, kalbant apie mano tą pirmąją partnerę, kuri ir pati savo susitvarkė gyvenimo kokybę ir padėjo daugeliu žmonių, jau vien to ačiū užtektų. Bet kompanija dar, aišku, jinai skaičiuoja savaip ir jinai paskaičiuoja, reiškia, tais bonus vienetais, kiek tavo dėka yra, reiškia, žmonių įsigijo tos produktus ir moka dar už tai papildomus bonusus. Ir ką galiu pasakyti, aš 25 metus primečiau maždaug, aš nieko, neturiu kitų pajamų, tik tai iš tiens. Ir kadangi ir dirbau, ir mokesčius mokėjau, viskas tai buvo individuali veikla. Ir kai atėjo pensinis amžius, tai mano pajamos iš tiens maždaug taip 5 kartus dabar yra didesnės už tą pensiją, kurią man priskaičiavo taip iš valstybės. Tai aišku, kad aš dabar tikrai džiaugiuosi, kad tada kažkada pasigilinau ir tą antrą pusę, kas tai yra per verslo planas tiems, kaip čia geriau iš finansinės pusės pasižiūrėti ir gauti tuos bonusus. Tai aišku, kad turėjau visada, kaip sako, turi kažkokias svajones įgyvendinti, daug dalykų įsigyvenimo, vien jau tos kelionės ir Kinija, ir
Malaizija, Singapūras, beje, kai aš buvau Singapūre, aš pasižadėjau savo, kad kai mano dukra tekės, aš jai padovanosiu kelionę povestuvinę į Singapūrą. Man taip ten patiko tas lazerių šou, ten buvo kažkas tokio ypatingo. Tai, bet taip susiklosti, kad vestuvės buvo kaip tik, kai mano mama, aš mamą slaugiau, paskui tas prasidėjo Covidas, taip, ir jokių kelionių nebuvo, bet aš dabar pagalvojau, kaip mano jaunesniai anūkiai sueis 4 metai, nes mes skrisim į Singapūrą vis tiek. Man labai tam patiko. Tai va, o taip tai ir Indija, ir Kinija, ir Tailandas, Malaizija, bet šito egzotika visa. Taip, tos visos kelionės pasaka. Tai va. Tai, žodžiu, šitaip sugebėjot konsultuoti, suteikti informaciją, kad tiek daug žmonių galėjo jumis patikėti, naudojosi tais produktais ir galėjot sukurti tokią savo didžiulę organizaciją, kuri jum, žodžiu, ta kita pusė atsidėkoja. Ir manau, kad ir šį vakar tie, kurie klauso mūsų, kad, jeigu nepagalvoju apie tai, tai galbūt mes tiesiog, užmetėm kažkokį kabliuką, kad verta ir apie tai pagalvoti. Galbūt jūs dabar turite darbus ir, galvojat, kad nebus laiko tam, bet kaip tik turint kitą darbą yra verta kažką pradėti, nes tada gali skirti ne visą dieną, ne pusę dienos, gali skirti valandą, 2, gali 1 valandą skirti į dieną, bet jau šitaip pradedant, susidarius su savo žmogumi, kuris jūs pakvietė, susidarius tam tikrą planą, jau jūs galite eiti link kažkokios kelionės, link kažkokių tikslų, kurie, ką gali žinoti, galbūt ateis momentas, kaip Loreta, kad, tiesiog tai patapo pagrindinis šaltinis ir atnešė, daug daugiau galimybių, nes kelionės iš tikrųjų mes galim nusipirkti už pinigus. Bet kelionės, kurios yra dovanojamos, tai turbūt labai mažai yra organizacijų, kuriuose kelionės yra dovanojamos už atliktą darbą. Tai čia Tiens kompanija yra viena iš tokių. Loreta, dar norėčiau, kad paakcentuotume, paminėjot, bet galbūt neužfiksavo mūsų klausytojai, tuos pagrindinius produktus, į ką dabar jūs kreipia dėmesį. Dabar prasidėjęs ruduo, ar ne, tai kas yra svarbu. Ir aš galbūt per tą laiką pabandysiu, kol jūs kalbėjot, pajungsiu, dar parodysiu vieną kitą skaidrį, į ką dar galim atkreipti dėmesį, ar ne, ką dar mums spalis yra, ką kompanija yra paruošusi. Taip, ruduo ir aišku, kokie mes bebūtume atsipalaidavę vasarą ir tikrai liktai spėjom tą organizmą savo pasistiprinti, bet atėjo ruduo ir vėl pradėjo visi sirgti. Iš tikrųjų taip. Ir aišku, liūdniausia, kai serga vaikai ir, kaip sako, jau mūsų vyresnioji jau gali eiti į darželį, bet dar kol kas, kadangi ten tos visos ligos iš karto, tai jinai dar kol kas pas mus yra namuose, bet vis tiek ten peršalo dar kažkas ir jau snargliukas jau žiūrėk bėga ir jau biškutį pakosti. Aš labai dabar džiaugiuosi, lyginu, aš pavyzdžiui, kaip anūkė, bet tas vis tiek kažkas nėra taip, kad tu iš vis nesusergi, bet man patinka, kaip mes susitvarkom su šitą situaciją. Ir būtent, čia yra irgi šiandien labai, tai yra šį mėnesį labai nuostabiai akcija, čia yra būtent tie mūsų produktai, rudeniniai. Su mano anūkė jau yra viskas išbandyta ir patikrinta. Tai būtent jau šį rudenį mes jau spėjome išbandyti, kaip veikia vigoršotas, puikiausiai ir skanu labai, netgi visos pakuotės nereikia. Mama į jos išgeria pusę ir jai pusę, per pusę. Ir abiems labai gerai viskas, lyg tai buvo tokių užuominų į ligą, bet neliko. Ir cinkas, aišku, cinkas, dar mes ir digestą pridedam, čia dabar nėra šitam rinkinį, bet čia būtent yra tai, ko aš nusipirksiu tikrai kokiems 3 mėnesiams su tokia puikia akcija. Tikrai ir rekomenduoju visiems, kas turi
rudens rinkinys vaikams, nu, fantastika, kaip padeda neįsisirgti. Aš atsimenu, kaip mano dukra, sloga, gerklė, paskui kosėja, visą mėnesį kosėja ir paskui dar, nu, žodžiu, problemos. Dabar va, mano dukra su 2 mažais vaikais puikiausiai susitvarko būtent šitos produktus vartodami. Ir be abejo, vaikiškas kalcis tai yra toks rinkinys, na, kuris tokia formulė, kuri iš tikrųjų, nu, daug problemų vaikams, praktiškai iki 7 metų vaikiškas kalcis gali daug ką išspręsti. Ir visokių tenai hiperaktyvumo, ir ten kažkokio susierzinimo, kai yra su nervukais kažkas, irgi labai gerai vaikiškas kalcis. Ir šiaip, vat, ar sunkiai užmiega, aš visada sakau dukrai, jeigu jinai įsidūkus vakare ir nemiega, duok jai šito kalcio pusę pakelio, 100 ml vandenuko, išgeria ir apsiramina puikiausiai. Jau aš nekalbu apie tai, kad vaikas auga ir jam tikrai, kad neišsikreivintų kojytės, kad nebūtų visokių problemų, tikrai kalcis reikalinga. Fantastiškas rinkinys. Ir kol yra nuolaida, kol yra šitą akciją, naudokitės tikrai progą. Aš pasinaudosiu būtinai. Jo, o apie kalcį vakare išgerti, tai tikrai ir suaugusiam yra verta, ypatingai tiems, kuriems yra miego sutrikimai, arba užmigti sunku, arba tiesiog nubunda naktį. Tai irgi yra rekomendacija vakare išgerti kalcio, arba kalcio su lecitinu pas mus yra, tai vat kažkurį tai kalcį. Tai nušoko, atsiprašau. Ir nežinau, kaip čia dabar man daryti. Ir vat štai šitas, ir dar vienas dalykas, kurio aš dabar nepaminėjau, tai yra ta ląsteliena multifiberis. Dabar pas mus yra toks produktas, kuris yra, nu, labai skanus. Anūkė mano irgi šitą vartoja ir jam dabar irgi yra akcija, labai gera akcija. Drąsiai galima duoti jau vaikams, kas kramto, kas gali sukramtyti. Aišku, dar skysčių neužmiršti duoti, susitvarko ir viduriukai, ir vidurių užkietėjimai. Ir dar, nu, tai yra iš tikrųjų ta ląsteliena, ko vaikai paprastai negauna pakankamai. Daržovių, vaisių valgo tikrai nedaug. Labai mėgsta visokius ten miltinius patiekalus, visokius makaronus, picas ir viską. Taip kad naudotis irgi progą, ir tą multifiberį dabar yra su 50%, taip, nuolaida. Multifiberis dabar yra perkant vieną, antras už 30. Taip. Du už vieną kainą, jo. Minėjot kolageną, tai vat kolagenui taip pat yra perkant 2 su 30% nuolaida, tai irgi vienas iš tokių svarbių mūsų organizmui produktų moterim ir ne tik moterim. Beauty Duo produktas taip pat perkant 2 yra 30% nuolaidina, o rudeniniu periodu aš manau, kad aliejūkas irgi yra labai svarbus, ypatingai prie slogos, prie kvėpavimo takų visų problemų. Tai tiesiog arba netgi vakare, aš labai prie lovos turiu pasidėjus aliejūką, kad netgi tiesiog prieš einant miegoti, tiesiog lašiukas ir pakvėpuoja juo. Tai tikrai yra nuostabus dalykas ir taip pat yra perkant 2 vienetus 30% akcija, tai tikrai verta pasinaudoti. Man kažkaip čia šokinėja. Dar į ką atkreiptinas dėmesys, į tą patį, kur Loreta kalbėjo apie multifiber, apie tą ląstelieną, tai yra, žodžiu, perkant kaip čia man reikia padaryti, šitaip, labai keistai man ta prezentacija čia. Žodžiu, perkant naują produktą, kuris pas mus yra Q10 su kofermentu ir kvercetinu, tai kol dar yra naujas produktas, tai jam taip pat yra pritaikyta, perkant 2 multifiber gaunam už 30 centų, o kai perkam 3, tai dar plus ir kolageno gėrimas yra. Kolagenas yra
su multifiberiu. Tai irgi nuostabus pasiūlymas, o naujas produktas irgi labai svarbus. Tai išpardavimą praleidžiam, jau kalbėjom apie tai. Ir dar į ką atkreiptume dėmesį, ir su Loreta kaip tik kalbėjom apie tuos rudens labai svarbius produktus, tai čia nėra arbatos, bet arbata visuomet eina numeris 1 ir atrodo, jau be jos mes net neįsivaizduojam, tiesiog praeina kažkoks momentas ir vėl grįžti prie arbatos, jeigu ir praleidi kažkiek, bet dabar šiuo periodu rudeniniu tai tikrai arbata labai svarbi. Na, o rudeninis pasiūlymas yra kordycepsas, yra kapsulės su česnaku ir reišky grybu, kur daugiau nieko ir nėra, tik tos veikliosios medžiagos, ir kapsulės su vynuogių sėklų ekstraktu, kas irgi yra natūralus antioksidantas. Ir tie 3 tokie grantai dabar rudeniniai, tai yra tikrai labai svarbus mūsų organizmui produktai ir tiesiog puikus yra pasiūlymas. Kaina čia su 20% nuolaida rinkinys yra sudarytas, tai tikrai ženkliai pasijaus, žiūrint, kokią jūs turit prisijungimo galimybę, kokią turit. Na ir dar atkreiptinas dėmesys į taip, kaip buvo 2 vienetus perkant, tai dar turim 3+1, ta akcija dažnai galiojanti yra pas mus, tik tai keičiasi produktai, tai dabar yra česnakas su reišky grybu, taip pat yra sąnariam, Flexiboost produktas ir Vigor Shotas, apie kurį Loreta daug kalbėjo, vitaminas C, kuris dabar tikrai labai svarbus. Taip pat kaip ir kapsulė su česnaku labai svarbu dėl to, kad imunitetui dabar stiprinam imunitetą ir tas laikotarpis, kada tas mūsų organizmas tiesiog reikalauja tokių dalykų. Ir tada, jeigu ta sloga mus ir ištiks, tai jinai bus tik sloga ir nieko daugiau ir galbūt vienos dienos, nes tiesiog organizmo reakcija yra visai kitokia, kai jis yra stiprus. Na, tiesiog neakcentuosiu gal daugiau kitų pasiūlymų, dėl to, kad mėnuo jau yra įpusėjęs, akcijas jūs turbūt ir užsakymus esat ne vienas pasidarę, o tie, kurie dar galbūt netkreipė dėmesio, tai tiesiog klauskit tų žmonių, kurie jūs yra pakvietę. Na, o šiandien aš noriu padėkoti Loretai ir galbūt dar užbaigti mūsų pasikalbėjimą, galbūt kažkokiu palinkėjimu, patarimu tiems, kurie šiandien klausė, nepriklausomai nuo to, ar jie yra jau seniai ir labai gerai žino mūsų produktą, ar jie yra neseniai pradėję ir dar apie mūsų produktus klausys daug istorijų, bet tiesiog kokį, Loreta, palinkėjimą mums visiems pasakytumėt iš tos patirties, iš tos istorijos, iš to, ką esat sukaupusi. Ir taip ir nepaminėjot mums savo to dabartinio statuso, kad esat žvaigždžių lyderių klube ir taip toliau. Tai tiesiog gal ir tai dar paminėkit pabaigoje, kad žinotumėm. Na ką, aišku, tie, kurie tik tai vartojo produktus ir dar nesidomėjo verslo planu, tai tiesiog noriu palinkėti, kad pasidomėtumėt, nes ten yra iš tikrųjų įdomių tokių dalykų. Ir ryšium su to noriu pasakyti, kad viena mano svajonė išsipildė ne taip, kaip aš tikėjausi. Nes kai aš tikrai sužinojau apie tinklo rinkodaros, būtent šitas galimybės turėti dar papildomas pajamas ir pagrindinės pajamas, aš tada norėjau jau 45 metų išeiti į pensiją ir jau nieko nebeužsiimti. Tai išsipildė taip, kad man jau 65, aš jau išėjau į pensiją kaip jau ir pagal amžių,
bet man dar taip įdomu čia viskas, kaip dabar toj tinklo rinkodaroje viskas vyksta ir kaip dabar galima pritaikyti internetą ir kaip dabar galima daug dalykų dar čia nuveikti, Dieve, ir iš tikrųjų taip viską sudėjus kartu, taip įdomu man, kad aš tikrai nenoriu dar į tą pensiją išeiti. Tai vat ir palinkėjimas būtų visiems iš tikrųjų, domėtis pirmiausia dėl savęs, o antras dalykas tikrai dalintis. Aš girdėjau tokių pasakymų, kaip žmonės sako, ne, aš tai niekam nepasakosiu, aš čia savo vartoju ir viskas. Bet iš tikrųjų dosnumas, kai tu daliniesi, tai ne tik tai, kad kompanija dar tau sumoka, bet dar ir mums karmos taškų prisideda. Iš tikrųjų, būkime dosnus, parodykime, papasakokime žmonėms, jeigu ne savo istorijas, tai kažkokias kitas, kur kažkur nugirdote. Ir beje, tikiuosi, kad jūs esate Sveikatos pentagramos Facebooko grupėje. Ten yra labai daug istorijų, kuris galite ir savo pritaikyti. Ir iš tikrųjų, dabar džiaugiuosi, aš 45 jaučiausi visiškai sveika, bet kai aš dabar palyginu save su tuo laikotarpiu, aš iš tikrųjų tada buvau jau biškutį pabirėjusi, o dabar aš jau save kažkaip jaučiu taip visiškai kaip naujai sudėliota. Kaip naujai sudėliota. Taip. Ir labai džiaugiuosi, aišku, neužmirškite savo vaikų ir anūkų ir tiems mažiesiems reikia irgi tos kultūros, suprasti savo organizmą, išmokti savim pasirūpinti. Kągi, Loreta, ačiū. Mes šiandien turėjome pokalbį su TIENS kompanijos atstovė, su auksiniu liūtu. Sidabriniu. Bet auksas turbūt pakely. Auksas pakely. Tai mes jums linkim aukso, o jūs mums linkėjot tos pensijos, tokios, kurio nenorėtumėm išeiti, bet galbūt kuri ateitų su visų dosnumu. Tai, o iš tikrųjų visiems turbūt dėkojam, kad šį vakar mūsų klausėt ir tikimės, kad kažkokios mintis, kažkokie krisliukai įkrito jums į ausį, į širdį ar dar kur nors ir kad kažkiek žinių, kažkiek informacijos, kurią šiandien dalinosi Loreta, jūs ir mes visi pritaikysim. Tai ačiū, kad buvote. Palaikymą, ačiū už širdeles, čia yra ir tų žmonių, kurie irgi veteranai, kaip ir aš. Taip, dėkui. Ačiū, labai ačiū, gero vakaro visiems. Ačiū jums ir iki kito karto. Iki.